Sveiki, mėlyjei. Šiandieną nuo ryto daviausi po miškus, ieškojau, kaip visada, be abejo, čiagos. Radau tos čiagos ir prieš tol, kol aš čia eisiu skaldyti, norėjau atsigerti arbatos. Be abejo, irgi su čiaga. Čia dar įsidėjau jonažolės ir dar įsidėjau fermentuotų kiaulių lapų. Fermentuoti kiaulės lapai, kol jie yra švieži, jie turi tokį kartumą ir man jie iš tikrųjų yra neskanus. Tačiau, kada jie pastovi, o aš juos dariau birželio pradžių, gal gegužės mėnesio, tai jau kiek daugiau kaip pusę metų praėjo ir jie tapo labai skanus. Na, o kadangi aš dabar išėjau į tokį detoksikacinį periodą, karts nuo karto aš pabadauju, valau kepenis, tai kaip tik su čiaga aš įmaišau į čiagą būtent ir kiaulpienių. Tai kepenim tai yra tiesiog didžiausias vitaminas ir įsidedu jonažolės. O jonažolė, kaip žinia, aš nežinau iš tikrųjų, ar jūs žinote, bet tai yra puikiausias kraujo valytojas. Jisai sugeba išvalyti kraują nuo vaistų likučių. Tačiau šito reikia žinoti vieną dalyką, kad su vienus vaistus jisai neutralizuoja, tarkime, moteris. Atsargiai, jeigu jūs gerite kontracepcinius vaistus, tai jonažolės jums vartoti negalima, todėl kad kontracepcinių vaistų poveikį jonažolė panaikina visiškai. Tačiau labai smarkiai suaktyvina, tarkime, antidepresantinių vaistų poveikį, raminančių vaistų poveikį. Tai va čia reikėtų atsargiau, nes galite ir užliekti, jeigu naudosite kontraceptikus ir gersite jonažolę. O be kita ko, jonažolė tai yra serotonino ir dopamino išsiskyrimo skatintojas. Tai kada jūs gerite jonažolę, na tai tiesiog jūs norite kaifuoti, jūs pakyla nuotaika, jums viskas tampa gerai. Taigi paragaukime. Tiesa, noriu parodyti, kokių gabalų aš čia radau. Oi, šito viso neišėjo nukapoti, todėl kad toksai jisai labai įdomus. Bet šitai čiaga tai kokia mažiausiai 50 metų. Toliau radau, va taip atrodo berniukas, jisai va taip auga ant medžio. Jeigu tarp, čia sakysime yra medis, tai va jisai va taip auga. Tai čia yra berniukas. O čiaga būna ir mergaitė iš tikrųjų. Jo. O štai, pavyzdžiui, čia yra mergaitė. Matote, yra skylė va šitoje čiagoje. Na, o čiaga jisai yra gana įdomus grybas. Taigi, artėja pavasaris ir mūsų organizmai iš tikrųjų yra gana nusilpę. Ir ką aš saugojau iki šito momento? Aš saugojau savo vaistažolių lobyną, kurį dabar ir jums pasiūlysiu, kada mūsų organizmai prieš artėjant pavasariui, prieš atsirandant pirmiesiams vaisiams, daržovėms, pirmosiams gėlytėms, ypatingai išsekęs dabar yra mūsų organizmas. Tai todėl, kai aš malsiu čiagą, aš jums galiu sumaišyti ją kaip kad ir savo, kad ir šį kartą dabar aš čia sumaišiau su jonažolė ir fermentuotais pienių lapais. Taip pat aš galiu jums sumaišyti. Aš užsirašiau, nes tiek daug aš jau visko turiu, kad aš tiesiog pamirščiau. Reiškia, galiu sumaišyti jums su gudobelė. Ta prasme, jeigu jūsų nervai yra šiek tiek pakrykę arba jūs turite aukštą spaudimą arba užmigti negalite, tai aš galiu jums padaryti tokią arbatą, į čiagą sumaišyti gudobelius. Jūs miegosite kaip kūdikio pabučiuoti. Širdutė laikui bėgant nusiramins jūsų spaudimas ir, žodžiu, ir nervukai apsiramins ir viskas bus labai gerai. Dilgėlė, kam trūksta geležies, vinkiorykštės, kam reikėtų paskystinti šiek tiek kraują, fermentuoti kiaulpienių lapą, jau aš apie juos kalbėjau. Raudonėlis taip pat nervukus ramina, gyslotis, tas, kas turi su virškinimo traktų problemų, taip pat galbūt jeigu jaučiate, kad kažkokiu tai bacilų žarnyne yra, ar kažkur tai koks kraujavimas vidinis yra, tai prašoma, gysločių galiu įdėti. Galiu įdėti kiaulpienių šiaudelį, jie yra paskrūdinti tokie raudoni ir
per daug labai neturi gydomųjų savybių, išskyrus, kad tas kartumas kepenėlėm padeda, bet sudaro tokį, čiagai suteikia tokį šokolado skonį. Iš tikrųjų labai fantastiškas skonis gaunasi. Taip, turiu laukinios vyšnios fermentuoti lapai, tai yra didžiausias antioksidantų priešuždegiminį poveikį turintis arbata ir be ko sakiau, dabar man yra jinai tokia kaip favoritas, tokia, kad kada jinai pastovėjus nuo pavasario, jos aromatas, skonis yra tiesiog neišpasakytas. Gudobelės žiedai. Gudobelės žiedai turi tokį patį poveikį kaip ir gudobelės vaisiai, šiek tiek mažesnį, bet jau koksai aromatas sklinda, tai tiesiog tą reikia pajausti. Aš negaliu perduoti viso šito per telefoną. Raudonasis dobilas, iš tikrųjų tai moterim čia turėtų būti aktualu, todėl kad raudonasis dobilas skatina išsiskirti endorfinui, moteriškiem hormonam. Tai vat, jeigu moterėlės turite problemų su menopauze arba su skausmingomis menstruacijomis, tai vat, raudonasis dobilas yra kaip tiks jums. Aviečių lapai taip pat turi daug antioksidantų, priešuždegiminį poveikį ir aromatas. Tai yra tiesiog fantastika. Liepos lapai plius žiedai. Ką liepa daro, kokį poveikį, kas skystina kraują, skatina prakaitavimą. Čia galima kalbėti ir kalbėti, aš tik tai po vieną dalyką pasakau, ką kiekviena žolė daro, nes jeigu aš pradėčiau pasakoti jums visas tų žolelių savybės, tai čia neužtektų ir savaitės. Toliau galėčiau įmaišyti gaurometį. Apie gaurometį taip pat galime kalbėti 3 savaitės ir viską apie jį neiškalbėsime. Apie gaurometį, tai yra superinių galių turinti arbata. Taip pat, kaip jau minėjau, jonažolė, dirvinio asiūklio galima įmaišyti. Kas įtarėte, kad pas jūs su limfa yra reikalai sunkoki, limfa lietai teka arba kažkur tai kemšasi limfmazgiuose, limftakiuose, tai galima įmaišyti šito. Beržinis pintenis, grybas, kurį aš jau vieną kartą minėjau, tai iš tikrųjų turi labai didelį detoksikacinį poveikį būtent mūsų kepenim. O šiais laikais mūsų kepenys daugiausia ir vargsta nuo šito baisiai užteršto cheminio maisto. Tai laiks nuo laiko aš visiems siūlau, naudokite beržinį pintenį. Tai todėl, kad jisai tiesiog valo kepenis, tiesiog valo kepenis, labai smarkiai valo kepenis. Raudonkraštė pintenė taip pat galima įmaišyti, taip pat panašų poveikį turi kaip ir beržinis pintenis, tik tai daugiau antibakterinį, antiseptinį poveikį. Jeigu jūsų žarnyne įtarėte, kad taip pat yra kažkokios tai gyvena negerusios bakterijos, kažkokie kirminiukai, tai raudonkraštė pintenė iššluos viską iki blizgės. Taigi, kaip ir sakiau, siūlau įsigyti šviežios čiagos, rytoj kai kuri čiaga jau bus išdžiūvusi, maišau su jūsų norima, pageidaujama vaistažolė ir siunčiu į jūsų namukus. Jeigu jūs nežinote, kokia vaistažolė yra nuo ko, jūs tiesiog man pasakykite savo negandą. Ko jūs negaluojate, ką jūs manote, kad negaluojate, koksai organas serga ir aš jums pritaikysiu jums reikalingą vaistažolį. Žinokit, nėra tokios ligos, kuri neturi savo augalėlį. Kiekviena liga turi savo augalėlį. Mes tik tai to nežinome. Ir daktarai jums apie tai taip pat nepasakys. Jie nuoširdžiai, žinokite, jums nemeluoja. Tiesiog mūsų daktarų šiuolaikinių jų tiesiog nemokino žmonių gydyti natūraliomis priemonėmis. Juos mokino gydyti, netgi negydyti iš tikrųjų, o malšinti simptomus cheminėmis tabletėmis. Ir jie jau tapo ne daktarai iš tikrųjų. Aš juos palyginčiau dabar galbūt kaip, sakysime, su kažkokiais tai marketologais, pardavėjais, galbūt, sakysime, kurie tiesiog stengiasi įbrukti kažkokias tai tabletės. Ir šiuolaikinė medicina su sveikata jau mažai ką turi bendro,
o visa sveikata slypi iš tikrųjų gamtoje, augalėliuose, grybuose, visa tai, kas supa mumis. Taigi, šiandieną tiek. Iki.